gyvi. Šiandieną nutariau panagrinėti, patyrinėti labai įdomią temą Kaune – brutalizmas ir sovietinis modernizmas arba vėlyvasis modernizmas. Brutalizmas ir sovietinis modernizmas tai yra architektūros šakos, kurios buvo labai populiarios 1960 metais, 1990 metais. Tame laikotarpyje brutalizmas atsirado Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje ir išplito į rytų Europą, kur tapo labai populiarus. Ir dar griežtesnių formų pastatai, nes to meto architektai turėjo mažai laisvės pasireikšti, bet turėjo labai didelės ambicijas. Brutalizmas ir sovietinis modernizmas pasižymė griežtomis formomis, gelžbetoninėmis masyviomis pastatų formomis. Prie vieno iš Kauno pastatų ir esame, tai radijo gamykla, futuristinė architektūra kaip iš fantastikos filmo. Pasižiūrėkime iš arčiau šį nuostabų pastatą ir šio pastato formas. Viso šiandieną esu numatęs aplankyti apie 6 lokacijas su įdomiais to meto pastatais. Sudariau maršrutą, žemėlapį, jeigu kam bus įdomu, galėsite tuo pačiu maršrutu prasivažiuoti dviračiu ar prasieiti pėsčiomis, nežinau, arba automobiliu, arba autobusu. Nežinau kaip jum, bet man tai nerealiai geras šitas pastatėlis. Apsižvalgiam prie radijo gamyklos, dabar lekiame prie Bermudų trikampių daugiabučių pastatų. Man už nugaros dabar matome Bermudų trikampio daugiaaukščius daugiabučius. Bermudų trikampių vadinasi turbūt todėl, kad sklypo forma trikampis yra. Tai pasižiūrėkime, kaip atrodo šitie fotogeniški daugiabučiai iš aukščiau. Važiuojant iki KTU pastatų, galvoju užsukti į Biko dviračių parduotuvę, nusipirkti, gal pavyks kaladėlės, gal pasikeis pavyks kaladėlės stabdžių, nes jau žiauriai prastai stabdo. Ir tuo pačiu galime matyti dar architektūrinius šedevrus, šios 3 9-aukščius pastatus. Deja, bet Biko jau nebedirba. Šiandien yra šeštadienis, tai iki 3 tik dirba, o jau dabar yra 3:30. Ne, 4 jau. Štai gražuoliai. Stabtelėjau dar, nes 2 dviniai 12-aukščiai stovi, irgi įdomių formų labai. Esame dabar studentų miestelėje ir prieš akis matome Kauno technologijos universiteto chemijos fakulteto įdomesnės architektūros pastatą. Brutalizmu ir sovietiniu modernizmu dar pasižymi inžinerijos ir dizaino fakultetas, tai čia visai netoli
jis yra. Nuvažiuosime pasižiūrėti ir jį. Inžinerijos ir dizaino fakultetą. Jau iš čia galima matyti įdomias pastato figūras. Pusę planuoto objekto apvažiavom, trumpa pertraukėlė ir pasilikau geriausius objektus. Tai dabartis bus eiguliuose labai šarmingi 12-aukščiai, tikrai įspūdinga architektūra ir Šilainių mikrorajonas Betonkė. Ir pats įspūdingiausias bus 9-ojo forto monumentus. Tai ten yra tikras brutalizmas. Ten bus vyšnia ant torto šio vlogo. Pailsim ir lekiam toliau. Atvykom į Eigulius ir čia pasirodo stovi netgi 3 gražuoliai. Betoniniai gražuoliai. Tai tuo laikotarpiu tarp 1960-1990 labai stipriai plėtėsi didmiesčiai Kaunas, Vilnius, Klaipėda. Žmonės kėlėsi čia gyventi, statėsi gamyklos, statėsi rajonai, daugiabučių rajonai. Reikėjo greitai ir daug pastatyti, kad visi galėtų gyventi, dirbti. Tai sovietinio modernizmo pastatai, būtent tie daugiabučiai gyvenamieji pastatai, būtent pasižymė tokia kvadratiniam formom, grubiom formom. Šiaip kai kam dabar tai atrodo labai negražus tie pastatai, bet iš tikrųjų brutalizmas ir tas vėlyvasis modernizmas grįžta į madą dabar tos formos, tai šiaip savotiškai gražiai atrodo. Tai nekantrauju pasižiūrėti, kaip atrodo iš viršaus šitie 3 gražuoliai. Gerą kalną užpumpavau dabar. Įvažiuojam į betono džiunglės Šilainius. Žodžiu, apsižvalgom greitai čia ir važiuosim prie paskutinio mūsų spoto. Brutalizmo monumentų. Prie 9-ojo forto. Dar gal užsuksiu į Senukus arba į Dekatloną kaladėlių stabdžių pasiteiraut. Nes žiauriai prastai. Nuo kalno važiuoti tai iš vis neįmanoma. Galinių stabdžių visai nėra, o priekiniai tokie sau irgi ant ribos.
Nu ir pagaliau atminėme į savo paskutinį spotuką 9-ojo forto monumentai. Neužilgo bus. Ką aš dar noriu pasakyti, buvau užsukęs į Decatloną, labai super servisas, per 10-15 minučių pakeitė man kaladėlės irgi buvo vietoj nusipirkti. Tai dabar galiu stabdyti, galiu nuo kalno drąsiai varyti. Tai ką, apžvelgsim 9-ojo forto monumentus, tikrąjį brutalizmą, architektūros kryptį. Ir šiam kartui tiek, iki kitų kartų.